Sveiki bičiuliai, kadangi už lango labai žvarbus orai, šiandien dienai norėčiau jums pristatyti bei apžvelgti naujieną iš Norfin firmos. Tai būtų Norfin Rebel Pro Grey demisezoninis kostiumas, būtent tinkantis tokiems žvarbiems orams. Jo specifikacijos yra 20 000 nepralaidumas vandeniui bei 10 000 ventiliacija. Tai puikus duomenys, kurie tikrai neleis sudrėkti ar suprakaituoti šitokiu oru. Kalbant apie kostiumą, tai nėra kažkoks visiškai naujas kostiumas. Tai yra atnaujinta Norfin Rebel Pro versija. Kuo ji skiriasi iš esmės, tai būtent jo pirmtakas buvo mėlynas, o šitas kostiumas tapo pilkas. Plius yra be galo daug atnaujintų opcijų. Kaip praėjusiam sezone, būtent pirmtaku, nemažai žvejų skundėsi, kad būtent jo pirmtakas buvo truputėlį su per trumpom rankovėm. Tai dabar tiek striukės rankovės, tiek kelnių klešnės yra gerokai prailgintos, tai per trumpos nebebus. Plius atsirado be galo daug skirtingų dydžių, kurie tiks tiek mažiem stambesniem, tiek ilgiem ploniem žvejam. Visiems nestandartinių dydžių, dėl to, kad atsirado tokie dydžiai kaip long. Be abejo, bus ir standartinės versijos, bet prie jų kartu eis ir long versija. Taip kad nepasikuklinkit, užeikit į žvejų parduotuvės ir pasimatuokit, ar jums gerai tiks standartinis dydis, ar norėsit prailgintos versijos. Plius šiemet šios abi dalis bus galimybė įsigyti atskirai. Tarkim, nestandartinių proporcijų vyrui kaip aš galėsit pasirinkti striukę L, kelnes XL arba tik tais kokio panorėsit dydžio. Žodžiu, prisitaikysit kostiumą idealiai. O toliau kalbant apie kostiumą, tai kostiumas yra pagamintas iš japoniškos medžiagos Toray Dermizax. Visi žvejai šią firmą puikiai pažįsta, tai yra Japonijos vienas iš gigantų, kuris gamina bei prekiauja blankais, anglimi bei visokiausiamis plėvelėmis. Kostiumas turi viršutinėje dalyje 6 puikias kišenes, perklijuotas su specialia medžiaga, nepralaidžia vandeniui. Visi užtrauktukai apginkluoti IKK kokybiškais užtrauktukais. Tiek striukė, tiek kelnes pagrindinius užtrauktukus turi tiek į viršų, tiek į apačią traukiamus užtrauktukus. Kišenės yra tikrai gilios, patogios, kokybiškai persiūtos. Tai 6 kišenės išorinėje dalyje ir 2 kišenės slepiasi vidinėje striukės dalyje. Čia randame taip pat patogią kišenę įsidėti telefonam ar dokumentam, plius bonusiukas. Servetėlę nusivalyti akinius nuo saulės ar paprastus akinius, kad visada matytumėt puikų bei švarų vaizdą. Servetėlė prikabinta ant tampraus dirželio, kad niekur nepasimestų. Kitoje pusėje kišenė tinklelis, įsidėsit akinius ar dar kažką jums tinkamo. Šioj kišeniai yra papildoma opcija išsivesti ausiniam, klausyti muzikos ar radijo laidų. Toliau, vidinė
striukės dalis apsiūta iš 3M Tinsulate kokybiškos medžiagos. Tai būtent visada bus šilta, visas siūlės kokybiškai persiūtos bei perklijuotos, papildomai, kad nei lašelis drėgmės neįeitų į vidų. Tai tiek būtų apie striukę, o dabar greitai einam prie kelnių. Kelnės turi puikias 4 kišenes, tikrai sąžiningo dydžio, nemažą dėžutę, įsidėsit papildomais su lipdukais, taipogi kokybiški IKK užtrauktukai, sąžiningo dydžio kišenė. Šitų kišenių turim 4, turim be galo ilgą liemenį uždengiantį krūtinę bei plačius kokybiškus dirželius, kurie būtent prisitaikys prie jūsų kūno formų ir neleis kūnui smukčioti. Papildomai sudėtos gumos iš šonų, kad prilaikytų jūs ir šilumą niekur neišeitų. Be abejo, kostiumas turi tokią papildomą kaip diržo funkciją, kur galėsit reguliuotis palei savo dydį, kad viskas būtų prigludę ir nemakaruotų. Dar plus turim papildomą opciją kilpelę, kur galėsit pasikabinti žirklutes arba rankšluostį. Aš asmeniškai čia kabinuos rankšluostį, nors mano senesniuose kostiumuose šitą kilpelę kabodavo dešinėje pusėje. Tai tiek bus apie kelnes. Be abejo, kelnes turi kelnių apačioje kokybišką lipduką su užtrauktuku ir papildomai platėjančią klešnę, kuri visada jums leis apsimauti ar guminius batus, ar kažkokius batus aulinukus. Patogiai apsimausit, niekas nesimaišys ir vėl užsitrauksit. O dabar greitai apsirengsiu ir pademonstruosiu, kaip šis kostiumas atrodo ant manęs. Taigi, taip kostiumas atrodo ant manęs, turintis patogias flysinės rankovės, prailginančias, būtent uždengiančias jūsų delnus, kad nebūtinai turit ir naudoti pirštines. Pliusai. Kapišonas, turintis labai kokybišką lankelį, kuris būtent prisitaikys prie jūsų kepurės, kad nesmukčiotų kapišonas žemiau akių. Galinėje dalyje turime papildomai šniurelį įtempiantį, susireguliuosit kapišoną pagal jūsų dydį. Tai tiek būtent apie striukę. Taip atrodo kelnes. Rudeniui tikrai pasiruošę. Būtent apie šį kostiumą paliksiu nuorodą po video apačioje, tai būtent internetinėje parduotuvėje rasit visus detalius duomenis apie šį kostiumą. Ir iki pasimatymo.